Sveiki, mano brangieji, čia yra Taro kortų prognozė rugsėjo mėnesių svarstyklių ženklui. Iškart paprašau, parašykite, kaip jums prasigroja rugpjūčio mėnuo. Aš visada prašau procentaliai, brūkštelkite 10 procentų, 20, 50, 100 arba nieko neišsipildė. Man visada svarbu kiekvienas komentaras, labai malonu ir pasižiūrėti, ir paskaityti. Ir žinoma, pasirašykit, pafollowinkit, paduokit laikų, išsaugokit video. Jums nesunku, jums geros karmos taškų prisidės, o man auditorija augs ir žinoma, irgi malonu bent jau kažkokį grįžtamą ryšį gauti. Taip, primenu, kad prognozė yra bendro pobūdžio visiems ženklams, aš turiu omeny visiems atstovams šio ženklo svarstyklių, bet kas norėtų savo asmeninės prognozės, jau žinot, kur kreiptis, čia yra visada nuoroda į Amazon svetainę Astarot.lt, ten jūs galite užsakyti labai patogiai, nusipirkti jums tinkamą dėlionę, būrimą, pagal sritis išsirinkti ir 3-4 dienų bėgyje aš jums atsiųsiu video įrašų formatu, jūsų WhatsApp ar Viberį, jūsų asmeninę prognozę. Ir pradedam nuo išprotėjusio mėnulio taro. Taip, svarstyklės, rugsėjis, kas laukia rugsėjo mėnesį. Traukiam kortas, svarstyklės. Pirma korta 9 lazdos, antra korta kardų pažas ir trečia korta 3 taurės. Žiūrėkit, 9 lazdos tai kažkoks tai būtinumas, toks uždarumas, ne? Žmogus gali įsižeisti ir užsidaryti, užsiskleisti savyje. Niekam to nesakyti, nedemonstruoti, ta prasme demonstruoti gal ir gali tyliai, iš veido mimikos ar dar kažko tai, tą įsižeidimą, bet užsiskleisti savyje. Ne konstruktyviai kalbėtis, ne su savo, pavyzdžiui, ant ko įsižeidė, ant savo antros pusės, ant mamos, ant dukros, ant vaiko, ant kolegės. Ir tiesiog demonstruoti ir kad žmogus tipo pats turi suprasti, bet tai yra neteisingas kelias, reikėtų tiesiog galbūt nedemonstruoti visų savo tą išvaizdą, mimiką ir taip toliau, ir atsinešimų į kitą žmogų, kad aš atseit įsižeidęs, tu mane kažko tai skaudinai, įžeidai, o tiesiog imtis ir konstruktyviai pašnekėti ir pasakyti, žinai ką, ten mama, aš nežinau, vyras, kada tu taip elgiesi, arba kada tu tą frazę pasakai, arba kada tu taip pasakai, man yra skaudu, aš įsižeidžiu, man yra nemalonu, aš paskui prarandu nuotaiką, paskui galvoju, svarstau, ką tu norėjai to pasakyti, kam tu tą padarėjai, kam tas sarkazmas ar dar kažkas tai, kam tu man tai išsakei, man yra skaudu, tuo labiau, kad tai pagal mano pajautimą tai yra ne visai sąžininga, ne visai teisinga mano atžvilgiu. Ir tiesiog pasakykite, nes čia yra korta, kuri reikalauja iš jūsų lankstumo, diplomatijos, nes čia gali būti konfliktas, gali užsiplieksti konfliktas ir čia daugiau yra su jaunesniais šeimos nariais, tai yra su vaikais. Tai nereikėtų kažkaip tai labai aršiai reaguoti, galbūt rėkti, galbūt ten kažkaip tai, varyti tą vaiką, ar ten ant jam kažkokį moralą skaityti tokį griežtą. Galbūt reikėtų tiesiog pasodinti priešais ir pasakyti, kad tu ilgėsi taip ir taip. Pagaliau suprastų irgi suaugęs žmogus, kad tai yra ten negražu, dar kažkaip nekultūringa, netaktiška ir taip toliau. Tai čia yra apie tai, kad neužsiskleiskit savyje, o tiesiog konstruktyviai, ramiai išsakykite ir kalbėkite tik apie save, savo oponentui, tik apie savo jausmus, nekaltinkit. Tu man pasakėjai tu man padarėjai šitą, o pasakykite, kada tu pasakėjai taip, aš pasijaučiau taip ir taip. Kalbate, pirmu asmeniu apie savo jausmus ir savo įsižeidimą. Tai 3 taurės tai yra šventė. Matyt, kelsit taurelės. Kelsit taurelės, bus proga jas pakelti. Tikriausiai, kažkoks tai bus galbūt vakarėlis, šventė, korporatyvinis vakarėlis, jubiliejus, gal darbe, gal jūsų asmeninis irgi. Kažkokia tai šventė jau bus, gal jau mėno pabaiga jau ir jūsų ženklas ateina svarstyklės. Taip,
Ir aš imu antrą kaladę, aš imu mano mėgstamiausią kvailio kaladę. Kodėl mėgstamiausia? Todėl, kad jinai nerealios auksinės spalvos, jinai yra plastikinė ir jinai yra nenusidėvinti. Kodėl tai sakau, biški reklamuoju, nes tiesiog turiu pardavime, anglų kalba visos reikšmės surašytos, tiesioginės apverstos. Jos yra nenusidėvinčios, nesiglamdančios, čia yra labai patogu surašytos ir visos reikšmės kortų, ir apverstos kortos, ir tiesioginės, ir zodiako ženklas, ir atsakymas ant taip ir ne. Nu, žodžiu, labai rekomenduoju pradedantiesiems. Turiu pardavime 40 eurų plus siuntimas ir turiu dar rusų kalba irgi panašias kortas, dar gražesnės. Jeigu kam įdomu, prašom, kreipkitės. Taip, svarstyklės, traukiu kortas, magas, 8 taurės ir, velnias, žiūrėkit, mano brangieji, velniukas jums koją pakiš mėnesio vidury. Gali laukti kažkoks tai išėjimas iš darbo, arba iš kažkokios veiklos. Ir čia jau bus, kaip aš sakau, velnio žaidimai. Velnias tai yra provokatorius, manipuliatorius, tai yra gundytojas, tai yra mūsų visi demonai, kurie iš mūsų, kaip aš jums pradžioj sakiau, galbūt nereikėtų aršiai reaguoti, konfliktuoti ir ten rėkti ar ten agresuoti kažką tai. Tai va čia pagal velnę, būtent tai yra išprovokuojama iš žmogaus tamsiosios pusės. Tamsiosios, visos savybės, ten apriekti, parodyti agresiją, pavydą, pagiežą, dar kažką tai, kažkur tai kritikuoti, apkalbėti kitą žmogų ir taip toliau. Tai va čia kažkoks tai pas jūs, mano brangios svarstyklės, yra išėjimas. Galbūt iš tikrųjų išeisite iš kažkokio savo darbo, pareigų, iš kažkur tai, kas jau senai, sakykim taip, jums atsibodo, nes, galiausiai tas velnias padarys tokias aplinkybės jums sudėlios, kad tas išėjimas pagaliau įvyktų. Tai gali būti ir taip. Ir aš imu raganų kaladę ir žiūrim tada, ką jums parodys raganos. Mano brangios svarstyklės, kogi pasibaigs jūsų rugsėjis. Traukiu kortą, tai yra 4 lazdos, toliau yra kardų tūzas ir toliau yra 6 lazdos, pergalė. Žiūrėkit, jūs tikriausiai būsite labai patenkinti ir netgi galėsite pašvesti savo tą išėjimą iš kažkur. Ar tai iš nusibodusio darbo, ar tai atgyvenusių santykių, jūs jausitės kaip nugalėtojas. Pažas vėl iškrito, tas pats pažas, kuris jau buvo, aš jums rodžiau pirmoj kaladėj, pažas kardų, čia irgi iškrito pažas kardų, čia yra konfliktas, čia yra kuomet, kažką tai galbūt, sakau, reikės spręsti kažkokią konfliktinę situaciją su vaiku, galbūt vaikas jums kažkokias pateiks pretenzijas, priekaištus, kur reikėtų išklausyti ir, taip sakant, išspręsti labai taip taikiai ir konstruktyviai. Tai va, o čia yra 2 šventės kortos, 4 lazdos ir 6 lazdos, čia yra apie tai, kad žmogus pasiekė kažko tai ir žmogus gali atsipalaiduoti. Pagal 4 lazdas galbūt dalyvausite kažkokioj tai dideliai šventei. Čia gali būti, tokia jau didesnė šventė, kažkieno tai jubiliejus, vestuvės, krikštynos, kai, jinai jau kažkur tai, užsakyta ten restorane, ar ten sodyba kažkokia tai, kur dabar tos šventės daromas, kažkur tai tokioj dideliai gražioj šventei. O 6 lazdos tai yra tuomet, matot, sveikinimai. Tai nežinau, galbūt jūs jau savo gimtadienį kažkur ruošiatės švęsti, tie, kurie rugsėjo pabaigoj, galbūt jums prasitęs šiek tiek į spalio mėnesį. Ir, nes čia rodo, kad žmogų sveikina ir taip toliau, tai šiaip tai mėnuo turėtų būti jums svarbus to, kad jūs pabaigsite kažką tai, kas jums senai jau įkyrėjo. Ir dėl to galėsite atsipūsti, atsipalaiduoti, atšvesti ir pagaliau pasakyti, ačiū Dievui, nes tas velnias, jisai kaip tik jums bus į pliusą. Ką rodo man kortos, jis bus į pliusą ir jis sudarys tokias sąlygas, kad jūs atsikratytumėte to kažko, kas jau senai jums netarnauja. Tai tiek būtų mano brangios svarstyklės, myliu, apkabinu, gražaus mėnesio, iki.